ką aš pastebiu, kad mes visgi intoksikuojamės maistu. Ką reiškia? Jo tiesiog per daug. Papildų per daug, maisto per daug, mums tiek nereikia, kad mes galėtumėm funkcionuoti. Mažiau sveikesnio, gyvo, mažiau perdirbto, daug yra dabar pasipriešinimo dėl vaisių, dėl gliukozės, daug kas keto dietos laikosi prieš uždegiminės. Taip, trumpam laikui taip, bet nereikia pamiršti, kad moters charakteris nuo persiko, nuo obuolio labai gerėja. Bet omega, polifenoliai, vitaminas D, selenas, magnis, antioksidantai labai svarbus. Jeigu esame mes dideliam strese, vitamino D visų pirma suryjam labai daug ir jo pastoviai netrūksta, nes reikia žarnom, odai, smegenim, plaukam. Antras, per žarnyną nuo streso neįsisavina. Per odą vitaminas D labai mažai pasigamina. Tai tiek, kiek mums poreikis dabar padidėjęs, jo neužtenka, niekaip. Tai reiškia, kad jūs visi turite, mes visi turim gerti vitaminą D papildomai, nes jo kaip kuro reikia, mašina nevažiuos. Ir antras dalykas, jeigu vis tiek kiek begeri neįsisavina, reiškia streso lygis per didelis. Tada turit gerti plus K2, plus magnį. Magnis tas, kuris geriamas vakare, todėl kad kitaip nervų sistema jūsų nerami būna.